Malonu Jūs matyti. Šiandien mes turime pokalbį tarp mūsų mergaičių. Jau pasikalbėjau prieš Jūs su 2 mergaitėm iš West Midlando, dabar kalbuosi su Jumis. Pirmas mūsų klausimas, kaip Jūs jau girdėjote, tas pats, ką uždaviau prieš tai poniom. Kokį numerį Jūs ištraukėte? Daivute, pradėdėte. Mano vardas Daiva, aš ištraukiau numerį 5. Ir čia labai yra įdomus sutapimas, nes aš gimus 5 dieną, 5 mėnesį, mano namo numeris taip pat yra 5. Ir mano darbo kortelėje taip pat 25. O aš tikiuosi, jis bus sėkmingas tavo konkurse. Bus pat. Aš esu Laima, ištraukiau numerį 4. Tai numeris, kuris tikrai daug kur mano gyvenime turi reikšmės. Irgi taip pat pagrindė daug kur 4, 4, 4. Gerai, ir Vilma? Mano vardas Vilma, ištraukiau numerį 9. Šiaip nėra tai mano laimingas numeris, bet labai apsidžiaugiau, nes būtent traukiant atvykus į šį konkursą fotosesijai, sutikau draugę, kurios nemačiau 13 metų. Jinai ištraukė numerį 6. Ir mes abi dvi apsikabinę juokėmės, kad 6-9 tai yra, ko gero, mums atneša abiems sėkmę. Taip, 6-9 danguje, West Midlande arba Jotkeitėje bus. Nors šita grupė iširusi yra, bet mes sukursim naują ir juokėmės dėl to. Teisingai, bus kitokia grupė 6-9 Jungtinėje karalystėje. Ir pirmas pasirodymas bus 28 balandžio. Taip. Taip, ir sekantis klausimas mano yra toks, kas paskatino Jūs eiti į šitą konkursą? Šį pirmą kartą išgirdau, man paskambino Audronė ir pasiūlė dalyvauti. Sužinojau, kad toks konkursas vyks ir pakvietė dalyvauti Audronę. Aišku, pasimečiau, bet ilgai nedvejojau, sutikau, todėl kad, galima sakyti, iš prigimties esu aktyvus žmogus. Gyvendama dar Lietuvoje ir nuo vaikystės esu sportininkė, žaidžiau krepšinį. Visur stengdavausi kiek įmanoma dalyvauti ir draugus kviesdavausi ir į renginius ir šiaip aktyviai gyvenau visą gyvenimą. Mane tai sudomino, todėl kad tai yra, manau, kiekvienai moteriai tai įdomu, grožio konkursai. Tai naujos perspektyvos, naujos pažintys, galų gale mano ir gyvenimo kredo yra mylėk save ir mokėsi mylėti kitus. Tai yra savyje kažką galbūt atrasti. Toks troškimas, manau, tai yra realu ir būtent tai mane paskatino dalyvauti šiame renginyje. Šį pakvietimą gavau iš mūsų lietuvių bendruomenės pirmininkės ponios Aldonos. Ji mane pakvietė į šitą konkursą. Iš pat pradžių nelabai žinojau, ką ir atsakyti. Bet atsakymas atėjo spontaniškai, taip lyg postūmis, eik. Buvo kažkaip įdomu ir mano geriausia draugė, mano sesuo taip pat, kaip aš jom pranešiau apie šitą, man jos pasakė, eik, dalyvau. Čia tikrai įdomu ir geras šansas. Jis pasitaiko gal tik tai vieną kartą per visą tavo gyvenimą, gal jis daugiau nebepasikartos. Eik, išbandyk save. Laimutė. Man pasiūlė mūsų lietuvių bendruomenės pirmininkė, ponia Aldona, palaikė labai mano draugė Stefutė, palaikė brolis, mano artimieji labai džiaugiasi, mano drąsa, kad aš einu dalyvauti tokį gražų konkursą. Toksai dalykas tik tai būna vieną kartą gyvenime. Taip, be abejo, be abejo. Aš pasiūliau tikrai, kaip matot, labai gražiom žaliom poniom. Paskutinis klausimas, mielos ponios, yra mano toks, ko Jūs tikitės iš šito konkurso, ko Jūs tikitės, kai jis pasibaigs? Ar pasikeis Jūsų gyvenimas? Ar kažkas tai įvyks
kitaip, ar ko tiesiog tikitės, ko norėtumėt, kad atsitiktų su jumis po konkursų? Na, manau, šis konkursas kiekvienam žmogui duos, ne tik tai dalyvaujančiam renginyje, bet ir žiūrovam susipažinti su naujais žmonėm. Vienas pirmas, o antra tai yra pačiam savo žmogui. Aš manau, kad mane tai iš vidaus kažkiek pasikeisiu, todėl kad tai bus kažką nugalėsi, kažkokią tai naujieną atrasi, kažką naujo savyje atrasi, galbūt kažkas slypėjo manyje ilgai. Ir tikiuosi, kad būtent šio renginio metu ir tas ruošimasis jam man padės dar galbūt atrasti kažką naujo. Visų pirma, tai yra grožio konkursas. Kiekviena moteris trokšta užsidėti gražius rūbus, pasipuošti, būti tikra moterim, būti tikra elegancija. Aš manau, kad tai turbūt vienintelis renginys, apie kurį gali svajoti kiekviena moteris, bet būna taip, kad gyvenime tokių šansų nepasitaiko. Todėl tuo labai džiaugiuosi. Be abejo, tai yra tikrai labai gera galimybė tai pasirodyti save, pasirodyti savo talentą, parodyti ir tiesiog sutikti naujų žmonių, naujų idėjų ir pasikeitimai tikrai bus, aš jau dabar juos matau. Šiaip tikriausiai žmonės tikisi girdėti atsakymą, kad aš trokštu laimėti. Be abejo. Laimėti, žinoma, yra malonu, bet ne visada ir ne visur tai yra pirmoje vietoje. Na, kadangi esi magija, tai aš manau, kad tu gali padaryti, todėl nesijaudini. Ne, aš nesijaudinu, man svarbu. Paskui gali būti problema, kad juos atbūti ir gražinti į normalius žmonės, žinote, taip, kad geriau su šituo nežaisti, taip. Šiaip tikrai malonu yra man dalyvauti šitame renginyje, susitikti naujus žmonės, nauji patyrimai, nauji jausmai, kažką tai išmoksime naujo. Tikrai išmoksime, šitą tai tikrai žinau. Labai tikiuosi, kad žiūrovams ir žiūrių nariams patiks mūsų visų dalyvių pasirodymas. Ir taip pat labai tikiuosi, kad mes praleisime labai puikiai laiką. O ateityje kiekvienas žmogus kuria savo ateitį. Galbūt tikiuosi kažkam pavyks laimėti Go foto ponios, fotogeniškiausios ponios. Galbūt jį taps fotomodeliu. Galbūt kažką reklamuos. Tikrai visom poniom, visom dalyviam linkiu kuo didžiausios sėkmės, kad išsipildytų jų visi troškimai. Tai nauja patirtis mano gyvenime. Tikiuosi sutikti daug įdomių žmonių, praleisti gerai laiką, išmokti, sužinoti kažką naujo, pristatyti savo hobį, floristiką, per ją perduoti meilę žmonėms, mūsų svečiams, gerbiamiems, mylimiems lietuviams. Gerai, viskas, jūs perduosit puikiai savo meilę su gėlėmis, nes gėlės tai yra meilė. Tai yra meilės simbolis, tai yra atleidimo simbolis, tai yra tikrai nuostabus simbolis gėlė. Mes turėjom pokalbį tarp mūsų mergaičių su sraviosiom mūsų West Midlando poniomis, kurios dalyvaus konkurse 28 balandžio Londone. Žaviausia lietuvė ponia Jungtinėje karalystėje 2012.